Na ką, pradėsiu tada apie savo švarkelius, kaip žadėjau. Ir pirmas švarkelis, tai jau labai senai aš jų turiu, jų tikrai yra labai pilni tie vadinami lopatynai. Ir jie tokie įliemenuoti, nors dabar vėlgi grįžta į madą. Bet labai gražiai jisai pasiūtas, labai va tokias kaip siūlytė, gražiai padaryta ir va tokia va firmelė. Ir suprantate, labai gera sudėtis. Yra 50% vilnos, labai šiltas, labai malonus prie kūno. Aišku, po tais paltais nelabai jisai gerai, bet va taip pavasarį, rudenį užsimesti, nu, aš jį labai mėgstu. Jisai turi tik violetinį pamušalą, gan toks ir paprastas, ir gražus tas langotumas. Man patinka ir aš jį išgelbėjau. Kitas mano švarkelis, labai jau aš jį turiu senai, iš tikrųjų visada su juo puošiuosi, kai kur einu. Tai Berhauso firmas, yra toksai medvilninis, bet yra gražiai pasiuvinėtas. Taip pat labai gražios sagos. Aš visada tokį pasidarau vintažinį variantą, užsidedu tokią bliuskutę, su tokiu bantu užsirišu. Ir va, jis yra toksai trumpas, prie plačių kelnių. Labai aš jį mėgstu iš tikrųjų. Na, o dabar paskutiniai mano pirkiniai. Tai vienas puošniausių Tara firmos švarkelių. Jisai toksai gan tvirtas, gan yra tokia medžiaga tvirta. Labai gražiai ta medžiaga tokia kaip išmuštom tokiom gėlėm. Nu, labai man jisai puošnus, labai gražus toksai, toksai užsegimas vat su vienu. Na, šitos aš pabandysiu pasimeruoti, parodyti, kaip jie atrodo. Labai gražus fasoniukas. Nu, matosi, kad tikrai nusiūdavo, stengdavosi. Labai gražiai, sudėtis be galo irgi gera. Nežinau, ar 69% kotono. Vienu žodžiu. Man išmetė dirbtinis intelektas, kad tai yra iš kažkokio Prancūzijoje, kažkokio kaip įkurta iš butiko kaip Anglijoje. Nu, vienu žodžiu, tai painiai, taip kad labai daug nesigilinu, nežinau, kam įdomu, aišku, tie gal jau labai gilinasi, bet man tai jisai toksai, va, tai tikrai mielas, varankovės taip netgi prakirptas, toksai gan įdomus. Tai va, vėlgi aš jį dabar jau turėsiu kur pasipuošti įdama, man jisai labai puošnus. Na ir dar vienas, Andrėja firmos, visada man patinka tie geometriniai raštai, kad jie tokie vintažiniai, tai aš suprantu, tie petukai yra tokie padidinti, jisai yra užmetamas be jokio užsegimo, bet va, žiūrėkit, koksai raštelis, juodai balta, kaip man patinka, prie baltų kelnių. Toksai irgi labai gera sudėtis, daug kotono, beveik pusė sintetikos. Na va, tai tokie va mano pirkiniai, pabandysiu prisimesti, kai ką parodyti ir paskatinti tokius daiktus tikrai pirkti ir juos naudoti pakartotinai. Tai yra tvarus naudojimas. Na, dabar truputį pademonstruosiu savo tą puošnųjį švarkelį, kurį nesenai nusipirkau. Va taip jisai atrodo ant manęs. Be galo graži ta medžiaga, be galo puošni.
Čia tokį greit pasidariau papuošalą jums parodyti ant greičio. Ir va tokį švarkelį mes sutikom vakar mugėje. Jisai kainavo apie 40 eurų vintažiniai mugiai. O man jisai atėjo, kokie 5 eurai. Bet aš va šitaip apsirengusi visada einu mielai į spektaklį ar į koncertą kokį. Aš gerai jaučiuosi su tokiais švarkais vintažiniais. Ir dabar vėlgi į madą ateina tie liemenuoti švarkeliai. Aišku, liko dar ir tie dideli vyriški, mėgstu aš juos irgi ir nešioju. Bet dabar va kažkaip tai man, nelabai čia matosi, man užsinorėjosi šitokių švarkelių, puošnių. Kitas mano švarkelis, tokių geometrinių raštų, jau šviesus, labai geros sudėties, kaip jau minėjau, turbūt, kai rodžiau, kad 50% kotonas, o kiti ten sintetika. Tai va, toksai užmetamas, dabar užsidėjau dėl kontrasto juodą, bet aš manau, kad jis labai gerai tiktų vasarai, prie šviesių kelnių, prie kažkokio marškinėlių. Na, bet kadangi šiandien tema yra tokia daugiau pasipuošti, o man yra tokia problema, kad aš nemėgstu papuošalų. Na, bet jau amžius toks vintažinis, taigi norint kažkur ar eiti, na, manau, kad nenoriu sekti čia, manau, tiktų su šitokiu papuošalu. Ir dar turiu labai vieną gražų, va tokį nestandartinį, labai įdomų vintažinį tokį papuošalą. Nu va, manau, kad tikrai tiktų. Reiks pradėti nešiot, panaudot. O švarkeliu esu, tikrai labai patenkinta. Dar viena liemenė. Kadangi šiandien viskas juodai balta, tai nutariau dar ją parodyti. Nieko ypatingo jinai. Paprasta atrodo liemenė, viskas gerai. Tačiau man užkliuvo jos nėriniuota nugarytė. Na, kaip gražiai atrodo. Labai puošniai. Čia galima, aišku, ir puoštis, ir eiti kiekvieną dieną. Aš tai kiekvienai dienai, aišku, čia labai tokia miela, paprasta liemenė, bet su cinkeliu. Kokia dienelė šiandien, šeštadienis. Ai, pagaliau išeiginė, pagaliau truputį nukrito šaltis. Jau iš karto linksmiau. Aišku, taip apsiniaukia, kažkaip labai čia tamsiai man tai atrodo. Tai va, ir dabar aš keliauju į tokį renginį. Švyturio arenoj, tenai bus mugė. Aš galvojau, kad tenais bus mugė visokių amatininkų, tai žadėjau kaip ir neiti. Bet paskui draugė patikslino, kad vis dėlto bus sendaikčių mugė. Bus ir sendaikčių. Na ir tikiuosi gerai praleisti laiką, pasižiūrėti, kas ten gero, kas ten naujo. O ir kadangi jau šaltis nukritęs, tai visai kita nuotaika, nes mane jisai labai kausto, labai aš nenoriu nieko. Norisi užmigti tiesiog kaip tai meškutį žiemos miego. Na, bet reikia dirbti ir tai prajudina. Ir taip pat nepamiršti savo mielų pomėgių. Padedam pakišti. Tie gražus, tie.
O, gaidelė, tai žinai, kam yra? Krapštukam. Kam? Krapštukam susidėti. Žuolis. Toksai gražuolis. Čia visi sovietinių laikų, koks fainas stiklas, ne? Tasai, jo, tasai toksai reflionai stiklo statoma. Pažiūrėkit, meškučiukai laukia. Labas visi vintažo mylėtojai. Oi, kokios su paukščiukais, lėkštutės gražios, paukšteliai. Jo, jos yra kabinamos. Va, kokia gražios. Japoniškas, man atrodo japoniškas. O, kokias lėkštutės gražios. Kokie? Ai, su mėlynais iš viso. Tokie va. Ai, puodukai? Tai čia yra buljonai. Ne, kad su mėlynais tais raštais. Tai tau angliškos tada reikia. Angliško. Gal einam. Mes žies paskui, kada čia pareis. Немножко красоту. Žiūrėkit, Урановое стекло светится. kokius yra daug lakoniukus gražius. Это Murano, да? Урановое. Bet čia va yra tiek kiaušinukų. Aš visą laiką svajoju. Bet kažkaip dar vis neprisiruošiu. Nusipirkti. Čia yra, man atrodo, sviestinė arba sūrinė. Tai va, šitas staliukas mums labai patiko. Čia tikrai visko galime gražaus rasti. Ko tik širdelė geidžia. Nu, aš tai turiu užsidėjus. Nu, mano plastikinės durys. Plastikinė nedėsi. Parodyk tą lygintuvą dar. Kaip čia dedasi? Pasidėti. Ne, bet čia turbūt Čia dedasi irgi žarijos. pasidėti. Va. Čia kažkam Šitas. lygintuvai pasidėjo. Nu, pasaka reikia. Mes Ispanijoje tokius turim. Grinai. O kas čia? O jie, kokia sunkė. Kokia gražu. Peleninė. Čia peleninės? Nu taip, pažiūrėk, pajodavus viduje. Oi, kokia man patinka. Galima kam nors kitam. Žiūrėk, Čia riešutukas. riešutam. Jo, čia peleninės. O čia kas durų rankina? O, koks grožis. Jo, rankina čia. Nu, va, to žuvis pasakyk, kam. Niekam. Niekam. Ui, Varija, nu kas čia? Šios šakės. O, Jėzau. Man tos gervės, kad čia yra toksai, būna pakabinamas ir prie jo prisikabina toksai. Nu, kad čia kabykla. Ir kabykla. Kabykla. Kabykla, o šičia kaip prikabinkai raktų pakabukai. Gal čia prie kokio diržo, nu, kažką čionai. Ar ant sienų sugalvoju. Bet šiaip Žiūrėk, berniukas, žiūrėk, koks berniukas, žiūrėk. Pradėjau.
už lango šaltis, buvo virš 20, o taip norisi saulės, taip norisi šilumos. Na ir aš nutariau lubinus, lubinėlius, baisiausiai jie invaziniai, ten dar visokie, bet aš juos labai mėgstu. Kai gyvenau sodyboje, visada aš jų ten augo, aš jų prisirinkdavau, prisiskindavau. Nu, man jie patinka. Ir dabar jie bus mano jau piešinyje. Sušildys, saulytė, toks paslaptingas vakaras. Tai va. O dar noriu šiandien pakliūti į vieną vietą ir turbūt pakliūsiu, pafilmuosiu. Taip, kad tikrai bus ką pažiūrėti. Mums visiems įdomių dalykų. Na va, tokie lubinėliai, čia pradžia dar tik tais. Žiūrėsim, kas čia gausis. Na, dabar kol truputį tapysiu, kol pradėjau tapyti, sakiau, kad lubinus. Ir trumpai noriu pasidalinti tokiais įspūdžiais iš vakar dienos vintažinės mugės. Na, tiesiog nežinau, ką pasakyti, aš nieko nenusipirkau, mano draugė nusipirko, labai gražią tokią pritvirtinamą mailinę senovinę, tai nors vieną kažkokį pirkinį, bet akis paganyti tikrai pamatysit, buvo kur. Ten susirenka daugiausia, aišku, žmonės, kuriam yra, turbūt biznis, aš tai taip galvoju ir tai labai viskas gerai. Jie perperka, jie perparduoja, nes kainos tai tikrai kandžiojosi, galima buvo ir dėrėtis ir aš irgi mačiau, kas man patiktų. Tai va, tai dar norėjau papasakoti apie tokį tiesiog susidūrimą, atsitikimą. Mes su tokia moterim priėjom ir rausėmės, tokie, kaip būna, užgesinti žvakiai. Nežinau, kaip čia juos teisingai pavadinti. Ir aišku, tai nieko gražaus ir kažkaip tai aš sakau, kažkaip tai čia nieko gražaus nėra, sakau, pas mane namuose dar gražesnis yra. Ir jinai sako, jo, tikrai, sako, nieko nėra, bet sako, žinot, aš kaip pagalvoju, dar kas ir gesino su tą žvakę, čia jau, žinokit, buvo man viskas, aš iš karto pasižiūrėjau, sakau, žinot, sakau, jeigu jums kyla tokios mintis, sakau, tai tikrai tai yra, ne jūsų vieta, jeigu jūs taip galvojat, taip dar tokios mintis kyla. Tai va, tai buvo toks gan keistas susidūrimas ir man visada kyla mintis, galvoju, kodėl jūs ateinat? Ko jūs ateinat į šitą mugę, jeigu jūs bijot tų daiktų, bijot ten tos energijos ar kažką, tai kažkokiu prisigalvoja, visokių tų baimių. Nežinau, sakau, pas mane, kai šito nėra, man labai sunku suprasti, aš iš karto pajaučiu, jeigu aš noriu to daikto, tai ir man jisai yra mielas ir aš visada žinau, kad jisai man yra geras, aš jį pajaučiu. Tai va, tai aš galvoju, kad viskas yra mūsų galvose ir jeigu taip mastai, taip bijai, tai aš manau, kad tokiuose mugėse tiesiog nėra kas veikti. Tai va, mano toksai pastebėjimas. Ir aš tik tai vėlgi dar kartą supratau, kad turint pinigų, tai yra neįdomu, ateitų, nusipirkai, aišku, gal tiem kolekcionieriam ten kažką tai jie nori. Bet taip, mano tai yra tikslas, kaip pasakyti, medžioti kur pigiau, visokiose kitokiose platformose ir ieškoti, kur tą prekę aš galėčiau rasti pigiau. Ir pasižiūrėjau netgi mano tos visos skulptūrėlės rusų laikų, kuriuom dabar aš taip susidomėjau. Aišku, kainos begalinės ir jos kyla.
Tai va, tai gal ir verta investuoti, nežinau, bet šį kartą grįžau tuščiom, bet su gerais įspūdžiais.